Klausau, klausau. Labukas. Nu, senai beskambinai jau. Nu, kaip laikais. Tokia labai kažkokia pavargusi, kaip nemiegojusi, ir čia užkimusi, gal sloga tau kažkokia. O čia tavo ir mažylis dar namuose, ne? O tai nevedi darželį. Labas. Tai žinai, kur čia skambinsi? Taip jau, žinok, pavargau jau. Neaišku, neini darželį. Serg vėl. Tik pasveikom, supranti, kelias dienas ten paėjai darželį ir vėl serg. Nežinau, vėl kosuliai, vėl tos slogas lent, žinai. Atrodo ir einam pas daktarų, duot, žinai, kažkokius tus vaistus. Bet tai, kad kažkaip visas laiks jau toksai vilks praėję ir tik biščiukas susveikstam, jau pasitvarka, atrodo jau viskas gerai. Nueini darželį ir vėl tas pats. Nu, matai, tai čia nekas jau tau. Nu, tai va, tai dėl to ir pati esi tokia pavargusi jau, kad pastoviai, žinai, sergi ir neramiai, ir jeigu kosuliais ir pati nemiegi, tai pati išseksi ir pati pradėsi visokiom ligom sirgti, kas kaip tada. Ir žinai, nu, o mano tai yra darželiai. Nu, mes sveiki, viskas yra gerai. Žinai, mes pasipildom organizmą, biščiuką duodu vienokių kitokių vitaminų, kad pastiprinti tą imunitetą. Ir kažkaip mes keliaujam į tą darželį. Tai va, tai tas ir yra, žinai, kad atrodo ir aš ir perku ir duodu tai, ką sako, tai daktarai, tos tyrimus darau. Tai dabar čia buvom nuėję, tai padarėm kraujo tyrimus. Nu, sako, geri viskas, tai tyrimai, sako, tas tavo vaikui, žinai, pasiklausiu daktarį plaučius. Sako, nieko negirdu, bet, nu, yra tas kosulys, viskas, nu, tai šlapiau, tai sausiau, žinai. Nu, bet sakau, va, tas ir yra, kad jau atrodo sugeriam tus vaistus, viską išsveiks jisai ir vėl paskui pradėt sirgti. Jau, kad, žinok, jau ir mes nuo tų, va, kaip tu ką sakai, nuo tų visų kosulių esam patys nemiegojant ir, žinok, nu jau tiek yra, kad tiesiog jau netgi mes patys su vyru, žinai, tai viena liga prikim, tai kita, žinok, kaip vaikai susirg, taip ir mes iš paskos. Vaikams sloga, ir mums sloga, žinok. A girdi, o tu, pavyzdžiui, nu gal nori pamėginti, nu nes tie vaistai, supranti, nu jie vat ir nesustiprintų tavo organizmą, tavo vaiką imunitetą, žinai. Nu gal tu, nu sakykim, nu aš tau galiu pasakyti, parekomenduoti tuos vitaminus, kur aš duodu savo vaikui. Aš nesakau, kad mano vaiks visiškai neserga, ne? Bet jeigu jisai ten susirga, žinai, tai aš jam daugiau paduodu C vitaminą, daugiau paduodu česnaką, vaikiškų vitaminų daugiau, žinai, ten jeigu kosulys užėję, biščiuką jau pradėt koščioti, flavonoidų paduodu. Labai man gerai, žinok, jeigu, pavyzdžiui, jau jautu, kad ten sloga, žinai, jau pareini jam, tai aš jam duodu respeksą. Tai labai lengvai, žinok, jis pradeda ir atsikosėti, tą slogą tokia pradeda, žinai, nu išeini iš... Tiesiog labai gerai atkemšnuosi tas respeksas. Ir pati pagertum su vyru, žinai, pasistiprinti, daug vitaminą, pavyzdžiui, citą imuninę sistemą sustiprinti. Ir jau labiau į vaikui galėsi tą patį duoti. Kaip tu galvoji, gal tu norėtum? Aš jau, žinok, nebežinau, nei ką daryti jau. Žinok, mani jau ir iš darbo nori atleisti, nes vis pastoviai sergi tie mano vaikai. Aš jau galvoju, kažkokį darbą reikia, man reikia eiti susirasti, žinai, kad, nu, tiesiog jau darbdavys, jau ir kolegės yra nebepatenkintas, nes aš, nu, pastoviai imu biuletenį, nes manas serg vaik, žinai, nėra kam palikti. Ten močiutė ne vis laiką irgi gali, žinai, pabūti, bet žinai, kaip yra, kai ir sergantis vaiks, tai ir kiek tai, atrodo, kad ta močiutė nesusitvarkys. Nu, tai va, tai agirdi, bet ne, nu, bet brangus tie tavo vitaminai yra, daug, žinai, ten kainuoja, bet, žinok, net nežinau nei ką daryti.
nesakau, jau mane jau ir iš darbo jau baigia, nori atleisti, nes tiesiog, kad aš vis biuletenius jėmos, tai net nežinau, žinok. Dar bandysiu, žinai, eiti, gal dar kažkokius tai man paskirs vaistus ir tiems vaikams, vat ir sako, žinai, kad reikia stiprinti tą imuninę sistemą. Žinok, Kazu, esi mano draugė, tai aš tau taip pasakysiu. Bet tu pavarai normaliai. Vaik serg pastoviai, net ten viens iki ir, sakykime, vieną iki, kitas iki, į darželį negali vesti. Ir tu kalbi apie tai, kad darbą pakeisti. Kad tave baig iš darbą atmesti. Bet tai priežastis yra kame? Tavo vaiks neturi sveikatas, silpnas jo imunitetas yra, ne? Tai... Vat jau jeigu jau daėjai iki tokia, supranti, kad tu jau gali tave iš darbą išmesti, tai, žinok, tikrai aš tau rekomenduoju kaip, ne tame reikalas, kad aš ten galvoju, kad tu turi nuo manęs nupirkti, ne, ką man nauda čia bus. Tiesiog man gaila tavęs kaip žmogaus, nes tu esi mano draugė ir gaila man tavo vaikų tiesiog, juk aš pati turiu tokį patį vaiką kaip tu. Ir aš žinau, kas tas yra, kai vaiks serga ir reikia, ten ir ar kosulys, ar temperatūra, ten ausis skaudin, tai visus tus dalykus, sakykime, ir mano vaiks yra perėjęs. Ir sakau, nes nėra taip, kad mes nesirgtumėm. Tai va, tai tu, vienu žodžiu, dar vis nori tų vaistų. Kai jau nebenorėsi, arba kai norėsi jau sveikatintis, tai tu man tada paskambink, mes aptarsim ir mes viską apie tai pakalbėsim.